Labas rytas, susitinkam trečiadienio rytą, žinokite, labai skubu. Dar net nespėjau įkelti antradienio vlogo, skubu vien dėl to, kad važiuoju vaikų pasiimti, nes dėl tos visos situacijos vakar vaikai pas tėtį miegojo, tai va, reikia važiuoti vaikų pasiimti, jie nevažiavo į mokyklą, vien dėl to, kad Koso ir Milanas sakė, buvo su temperatūra visą naktį, tai važiuoju pasiimti vaikų. Tikiuosi, kad Milanai taip blogai nėra. Na, bet čia nusimato, tai tikrai, kad diena bus namuose. Atsikėliau, pavalgiau pusryčius ir iš karto valėkiu pro duris, tai nežinau, ką šiandien veiksim, bet tikiuosi, kad kažką tai sugalvosim įdomaus su vaikais namuose. Atspėkit, kas atėjo. Gavau labai dvi didelės siuntas iš mūsų mėgstamiausios parduotuvės, tai yra Sarmart. Ir kai kurių turbūt pati nekenčiamiausia ir baisiausia parduotuvė vien dėl to, kad tai yra padielkos. Na, bet žinokite, aš jums nieko nerodysiu, nes filmuosiu TikToką, tai pamatysite mano TikTokę. Ir bloga žinia tai, kad aš žinau, kad į Lietuvą nesiunčia šitų produktų, šitų daiktų, batų, aksesuarų, tai siunčia tik tai į tokias šalis kaip Lenkija, Vokietija, Ispanija, Italija, Prancūzija, Anglija, Amerika, tai čia bent jau pagrindinės, kurias aš žinau, žinokite. Tai jeigu gyvenote iš bent jau vienos šalies, kurias paminėjau dabar, tai jūs tikrai galite drąsiai užsisakinėti viską iš šitos programėlės, nes viskas jums yra galima apsipirkinėti, bet turite eiti per mano nuorodas, kurias aš palieku savo aprašyme. Tai galite rasti tą pagrindinę nuorodą mano Instagramo profilyje ir taipogi galite rasti mano TikTok profilio anketoje aprašyme irgi nuorodą. Per tą nuorodą jūs tiesiog keliaukite ir kiekvieno atskirai produkto nuoroda yra taipogi sukelta, kad jums tiesiog būtų lengviau rasti, nes aš žinau, kad nueinant į tokias programėlės yra tikrai sunku rasti tų gerų, kokybiškų daiktų, dėl to aš palieku visą laiką nuorodas, kad jums nereikėtų ieškoti ir jeigu patiko kažkas, ką aš jums parodžiau, yra tiesiog lengviau rasti. Tai galbūt aš jums šiandieną visko nerodysiu, ką aš čia gavau, tai pamatysite tikrai mano TikTok'e, manau, kad per kelias dienas, šią savaitę tai tikrai tas video bus, tai nepraleiskite. Be to vaikus pasiėmiau, padariau valgyti. Ir dabar vaikai, jūs neįsivaizduojate, viršui viską griauna, nes šiandien eina į mokyklą vis dėl to, kad truputėlį dar koso, bet jau Milanui kažkaip šiandien atrodo, kad visai gerai jaučiasi, tik tai tas kosulys, nėra jokios temperatūros, tai čia, žinote, kai suserga vaikai tokiais peršalimais, tai jie labai greitai dažniausiai ir pasveiksta, arba tie peršalimai gali būti tokie, kur pereina ir gali būti tokios kaip ir ilgos ligos, bet šiuo metu su Milana ir Meisonu man labai pasisekė. Tai dėl to džiaugiuosi, nes rytoj vesiu juos į mokyklą. Ir kažkas tai pakomentavo mano paskutiniam video, tai kodėl vaikai eina į mokyklą dar, tai vis dėlto Anglijoje atostogos vasaros vaikai tik tai turi 4 aplamai savaitės. Gal 5 kažkur susideda, bet dar per tas atostogas irgi reikia, bent jau į mūsų mokyklą tai reikia dar eiti kelias dienas per visas tas atostogas, tai Anglijoje su vasaros atostogom tikrai yra nieko gero, nes labai mažai jų vaikai gauna. Aišku, tėvams yra labai gerai, nes jie gali dirbti, nereikia auklių ieškoti nieko. Pavyzdžiui, man tikrai būtų geriau, kad tie vaikai turėtų ilgesnės atostogas, tada būtų galima mums iškeliauti atostogų kažkur labiau fainiau ir galbūt pigiau, nes rugpjūtį važiuoti kažkur atostogų su vaikais, tai yra kosmosas, nes kainos yra labai didelės. Bet jeigu jūs žinote kažkokią galbūt atostogų agentūrą, kur labai pigiai galima įsigyti tikrai skrydžius ir visas atostogas, tai būtinai pakomentuokite, nes šiuo metu aš ieškau atostogų, mes turime planuose tų atostogų, bet dabar turime problemą tokią, kad pastebėjome, kad pasai pasibaigė. Na, nepasibaigė dar iki rugpjūčio, iki rugsėjo pradžios dar galioja, bet jau su tokiais pasais nelabai norime keliauti niekur, tai dabar lauksime, kol gausim angliškus pasus, nes mes visą laiką turėjom lietuviškus pasus, tai dabar lauksime angliškų pasų, turėtų ateiti per kelias savaitės ir tada pradėsime jau žiūrinėti, pirkti atostogas, nes šį rugpjūtį tikrai manau, kad su laikais pakeliausime, kiek tik tai galėsime, galbūt ir po Angliją ir kitur, yra, sakau, tų planų, tik tai reikia susitvarkyti dabar pasus ir tada bus galima pirkti bilietus ir keliauti.
Čia kiaušinės. Čia kuprinė mama. Dar telefonas. Esame virtuvėje ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes šiandien su Milana sugalvojom gaminti. O ką mes gaminsime? Tai mes gaminsime, žinokite, brownies. Pačius lengviausius, greičiausius ir skaniausius brownies ever. Tai aš dažniausiai padauginu kelis ten ingredientus, kad tiesiog gautųsi daugiau. Tai galite daryti ir be šokolado ten to cocoa powderio, galite daryti be tų miltelių kakavos, galite tikrai įvairinti kaip tik tai norite, galite tik tai maišyti cukrų su miltais kartu, galite visą tą cukrų ir visą tą kiaušinis cukrus įveina, rudas cukrus ir viskas, ką susimaišote kartu, galite maišyti tiesiog tik tai su miltais, nebūtina dėti kakavos. Jeigu norite pakeisti spalvą, galite dėti kakavą, tai tik tai dėl tų miltų padauginkite, nes tam recepte, kuriam aš gaminu, tai yra tik tai 100 gramų miltų, kas tikrai nėra daug, tai galite dėti tikrai drąsiai 200 gramų miltų, jeigu jūs nededat kakavos miltelių, bet jeigu galite dėti ir kakavos miltelius, aš žinokite visko dedu. Tam recepte tikrai nėra šokolado gabaliukų, nėra pačios nutelos, tai nes aš pridedu labai daug visko, galite į tą jau masę, kurią jūs padarote, šlapius su sausais ingredientais, kai jūs sumaišote ir įpilat į blėką, tada jūs galite dėti belekam. Galite ir sausainių kažkokių mažučių įkišti, galite ir pačios nutelos truputėlį užbarstyti ir galite mažų šokolado kažkokių dalelių įdėti, ir vaisių, ko tik tai norite, džiovintų. Tikrai, galite įvairinti kaip tik tai norite, taip? Tai šį kartą mes darysime pagal save, ką mes turime, tą mes naudosime. Pas mus yra indas, kuriame kepsime jau džiūną. Tau duosiu darbą, su margarinu reikės ištepti visą šitą blėtą, gerai? Šaunuolė. Einam dirbti, einam gaminti mūsų brownies, taip? Yes! Brownies, žinokite, gavosi labai gražus. Ir tie sausainukai jo viduje yra nerealiai, žinokite. Galvoju, kurį čia gabaliuką jums parodyti dabar. Tik tai, žinokite, aš per daug, man atrodo, miltų pridėjau. Nežinau, nes pažiūrėkite, koks gražus. Per daug, man atrodo, miltų pridėjau, nes apačia yra sausa. Šita vieta labai sausa yra, vieta to, kad čia tiesiog miltai. Tokia apačia gavosi visai ne tokia, kokio norėjau. Nežinau, kažko ne to pridėjau, arba per daug pridėjau. Man atrodo, kad miltų per daug pridėjau. Bet žinokite, vis tiek skanu, pasišildai, su ledais. Nerealiai. Pažiūrėkite, kaip gražiai atrodo. Eisim va dabar su vaikais. Paskanausim. Aš filmuoju, tik nenuimk. Kodėl? Nenori, kad filmuočiau? Kodėl?
Vaikas susigėdo kameros. Kodėl? Nefilmuoti? Na gerai. Nežinau, kas atsimenat, kas ne, rodžiau šitą galą. Tai žinokite, jo taip ir neužsidėjau. Tai dabar noriu pabandyti, pažiūrėti, ar tiks jisai ar ne. Tai bandysim šitą nuimti. Bėga vanduo. Aha. Ir pažiūrėsim, ant kiek yra. Na, ar gali užsidėti. Jo, žiūrėk. We can take a shovel with that. Nežinau, ar gerai čia užsisuko, bet va. Can you put it on? Gražus, ar ne? Put it on and see. Pabandom? Yes. Nu, pabandom. Look. O, bet kaip maloniai vanduo bėga. Yes. Vau, ar čia tai geras, ar ne? Sėmiau netgi šitą buvau, netgi pasilikusi stalčių, kad galėčiau pasižiūrėti, ką daro. Tai va, saugu ir labai yra netgi rekomenduojama naudoti, jeigu pas jūs yra sausi plaukai ir sausa oda. Yra labai jautri oda ir taipogi, jeigu turite jautrią odos galvą, tai labai rekomenduoja naudoti šį galą dušo. Ir taipogi, jeigu pas jūs yra labai kietas vanduo, chloringas, jeigu gerai sakau, tai šis dalykas, žinokite, jums pagelbės. Ir taipogi dar netgi sutaupo 25% vandens. Ir sumažina netgi 90% chlorino metalų. Tai man atrodo, kad gerai, žinokite, sakau, bet jo. Jeigu nesate girdėję ir nebandę, tai žinokite, labai rekomenduoju, nes pajungusi netgi vandenį iš karto jautėsi, kad vanduo yra kitoks. Tai nekantrauju, žinokite, išsimaudyti.